su kivi. Norėčiau pasakyti, kad labai daug draugų klausinėja mane apie šitą tortą. Noriu parodyti receptą, kaip jį gaminti. Ir jeigu bus klaustukų, klausinėkit po to, o jeigu aš kažką netaip pasakysiu, tai labai atsiprašau, nesu gryna lietuvė. Tai pirmą dalyką, ką mes turim paimti, tai nupirkti visų reikalingų ingredientų. Norėčiau parodyti, kad reikia mums grietinę. Reikėtų, aišku, kad būtų 40%, nes jinai geriau įsidaroma. Iš jos skanesnė išeina tortas. Nu, tokio daugiau nebuvo. Paėmiau šitą. Jos reikės normaliai 200 gramų. Bonkutė yra iš 360, tai mes mažinsim truputį. Reikia 200 gramų sviesto. Aš jį papjovau, nes mums reikės jau ant ugnio padaryti, kad jisai būtų vandeninis. Toliau mums reikia sausiniukus. Aš pirku mūsų viščiuką, lietuvišką paprastą, 180 gramų, bet mums reikia 200 gramų. Tai aš dadedu keletą sausainių. Reikia varškės. Varškės mums reikalinga bus 200 gramų, nedaugiau. Mes čia pamatome, 500 gramų, atsiprašau labai. 500 gramų mes jos sulyginsim vėliau. Želatino. Želatinas yra skirtingas. Aš noriu jums parodyti, kad želatino reikia būtent va tokio. Jisai turi būti kaip mažiukai kauliukai, ar nežinau, kaip paaiškinti. Bet ne smėlis. Toliau mums reikėtų truputį aliejūko, aišku, kivi, cukraus. Mums reikės blenderio. Kas neturi, tai galėsit sugalvoti kaip nors kitaip. Aš parodysiu, kam jis reikalingas. Šitas tortas nekepamas. Jisai lengvas ir labai greitas. Už valandos laiko kažkur tai galima sutvarkyti tą tortą. Ką mes dabar pirmiausia darom, tai imam želatiną. Želatiną maišom iš 2 indelių. Paimkit skirtingų spalvų, kad jums būtų lengviau. Vienam mes turim padėti apie 50 gramų. Čia po kelią 3-5. Mes išpilam visą. Ir čia 35. Nu, kažkur tai dalinam ant akių. Taip. Likutį, ką pasiliks, dėkim čia. Čia reikalinga kažkur tai 10-20 gramų želatino užtenkama. Dabar mums prie želatino, kad nežino kažkas, būtinai reikalingas labai šaltas vanduo. Į didesnį puodą mes įpilam 150 gramų vandens. Lengviausia atvejis, kaip surasti šitą būtent, kad jisai būtų vandeniai. Matot, jisai dar plaukia ir vandenis yra viršui. Mažesniam kiekį, aišku, truputį mažiau, bet šaltas vanduo. Palikim želatiną ant pusę valandą. Mums jisai reikalingas bus vėliausiai. Jisai turi padidėti ir sutvirtėti. Sekantis darbas mūsų einasi blenderis, sviestas ir sausainiai. Sviestą statom ant ugnio, kad jisai ištirptų. Sausainį dedam į blenderį ir darom iš juo smėliuką. Tai vat mūsų sausainiukai padarytas kaip smėliukas. Dabar žiūrim sviestas, jisai beveik ištirpės. Paskutiniai gabaliukai. Nereikia, kad jisai užvirtų. Reikalinga, kad būtų paprastas vandenukas. Taip. Dabar šiltą sviestą įpilam į sausainį ir sumaišom pilnai. Išpilam dabar sviestą ir sumaišom. Sumaišom į vieną. Galit sviesto dadėti, jeigu norit. Prie to sviesto su sausainiais, aš truputį dadedu sausainį, nes labai tirptų yra. Galit sumažinti sviestą. Mums reikalinga bus forma ir popieriais. Aš va taip išdėliavau jį, padėjau ir atkirpau. Reikalingas bus truputį sviestas. Reikia įpilti sviestą į formą, aptepti visus, nes tada šitas pats popieriukas labai gerai prilipdasi ir gražiai atrodo forma torto.
įpilam truputuką ir aptepam visur visais raktais. Toliau mes įdedam tą patį popierį. Darykit, kad susukti raktai būtų į vidų. Įdedam į vidų ir prilipdam kiekvieną lapuką, kad padaryti gražią formą. Jisai labai lengvai prisilipdė. Dideli lapukai apkirpkit, nes jie maišys. Arba galit padaryti kitaip. Aš jų užlenkiu ir dėl to, kad mums nereikia kepti, į viršų įdedu gumytę, kad tie lapukai prisijungtų prie krašto. Taip, mes įdėjom, aš padėjau gumytę, truputį tų kraštukų taip uždėjau, čia vidui padariau formą ir įdedam sausainį. Toliau mes su rankom išdedam ant formos. Lygiai gražiai, kad visur būtų. Taip, mes sudėjom visą sausainį į vidų, išdėjom gražią formą ir dedam į šaldytuvą 30 minučių. Taip, kol mūsų tortas, pradžia mūsų tortų stovi šaldytuvui, mes galim paruošti jau sekantį dalyką. Mums reikia kivį. Kada pirkat kivį, aš jums siūlyčiau, kad būtų jisai, matot, minkštesnis. Tokie, kad išrinkinėkit, neimkit visą poką, nes tvirtos garštų daro tortui, neskanu. Tai mes turim aplupti visą kivį, bet ne visus. Palikit savo, aš kažkur tai palieku 5 kivių papuošalui. Visą kitą mes turim nuskust, nuimti visą viršą ir papjausti gabaliukais. Paprastais gabaliukais įdėti į puodą. Na, mūsų jau kiviai beveik paruošti, nulupti. Mums reikia, aš paėmiau 6, palikau savo 4 ant papuošimo, 6 paėmiau vidų ir cukrus. Cukrus mums reikalinga 250-300 gramų. Čia jau nuo jūsų saldumo, kaip jūs norite. Pjaunam kivį mažiukai gabaliukais. Ir dėdam į puodą. Tai paimam kivį jau paruoštą, išpilam visą cukraus, statom ant ugnį. Kai tik tai ištirps cukraus, duokit 5 minutės pavirduliauti. Tai mūsų cukrus jau ištirpęs, pradeda jau virtis. Kol ištirps cukrus, maišykit ilgiau, kad nepridegtų. Tuo momentu, kol mūsų kivį su cukrum virdasi, imam varškės 2 pakelių ir įdedam į puodą. Dabar mes truputį jį išmušam ir paimam mikserį. Pabandykit su mikseriu jį išmušti truputį. Jisai pamiksuotųsi. Tai mūsų kivį jau virdasi. Kaip matot, jau verda. Paliekam dabar ant 5, kartais per kartą jau pamišam. Išvalam kol kas kivį ten, paėmam varškę ir darom vieną pamažiau. Imam didelį kiekį želatino, papjaunam, jisai matot jau tvirtas pasidarė. Ir mums reikės jį įdėti jau į mūsų virinčių kivį maišą. Nu tai jau praėjo 5 minutės, kol jisai verant. Išjungiam ugnį ir įdedam želatiną. Aš kartais dadedam želatiną truputį daugiau. Čia yra, kiekviena priklauso, kaip jisai pats to nori. Ir išmaišom, kol jisai neištirps. Tai mūsų želatinas ištirpęs.
Įpilam jį į varškę. Karštą. Būtent karštą išpilam. Ir sumaišom su varškėm. Ir su mikseriu išmaišom, kad būtų vienas lyg. Mūsų grietinė. Paimam grietinę ir įdedam į naują puodą. Aš atidedu truputį, kaip matot, kad būtų ne 360 gramų, kažkur tai 200. Ir paėmėm mikserį ir miksuojam grietinę. Taip, grietinę. Pradžioje aš sakiau, kad geriausia atveju, aišku, imti 40%, nes jinai vis tiek neprisimiksavo kaip reikalingai. Jinai turi lipdytis, neturi tekti kaip vanduo, bet pas mus yra truputį tos dalykas. Išpilam jį atgal, atsiprašau, išpilam tenai, kur mūsų varškė su kiviu. Įdedam visą grietinę į varškės paruoštą. Viską sudedam pilnai, sumaišam, vėl truputį mikseriu. Nereikia, tik tai sumaišyti reikia. Nereikia miksuoti labai ilgai. Va, sumaišam mūsų grietinę. Kartu su varškėm, jinai yra šilta. Ir ištraukiam tortą, pradžią mūsų torto iš šaldytuvo. Tai va. Mūsų tortas visiškai tvirtas, nelipnas. Į tą formą mes įdedam visą mūsų paruoštą iš kivio mėšlą. Pilnai išpilam iki galo. Ir statėm į šaldytuvą, kažkur tai 30-40 minučių. Ištraukiam mūsų tortai iš šaldytuvo, jisai jau matot, jau tvirtas. Paėmėm paskutinį želatiną ir 2-3 šaukštos va tokio cukraus. Įdedam tenai. Ir į mikrobanginę, kol ištirptų ir būtų vandeninė. Minutė jau užtekt. Tuo momentu paėmam paskutinius kivius. Na ir plėšam papuošalam. Sudėt galit, kaip jums patinka, kaip gražiau atrodo. Čia nuo jūsų noro. Vat, jis dabar šiltas. Kartu sumaišam želatiną su to cukraus. Truputį duodam atšilt, truputį beveik. Ir po truputį užpilam ant pačio viršų torto. Įpilam visą želatiną po truputį ant to papuošalų ir statom į šaldytuvą dar ant pusę valandą. Tortą prieš tai, prieš papuošt, aš pralaikiau ne 40 minučių, o valandą. Tai ilgiausiai ir geriau jisai užtvirtinasi. Statom dabar šaldytuvą, ir bus pabaiga. Žiūrėsim, kas mums pavyko. Tai va, mūsų tortas jau gatavas, kaip matot. Dabar nuimam gumą. Atsargiai atidarom. Ir viską ištraukiam. Ištraukiam tortą. Na ir bandom pirmą gabaliuką.